Tai ką, kaip ir sakėm, jau LRT paminėjom, ar ne, tai kol kas pastarųjų savaičių neišsemiama tema, Jau nuo nesibaigianti pernai drama. metų, nuo pernai metų jau diskutuojama Antri apie metai, LRT. antri metai, nu, antri Antri metai. metai. Nesibaigianti diskusija LRT, tai kas dabar ten vyksta? Atsistatydinti visi inkorporė atsisakė, ar ne? Nusprendė, kad nėra visi kalti. Į ką pirštai dabar? Ar atsirėtė pirštai atgal ir nebebus nei Monikos atstatydinimo? Atlaikė frontą prieš Žemaitaitį. Tai aš tai nesuveščiau čia tokios, žinai, paralelės į Žemaitaitį. Ne, aš juokauju. Problema yra gerokai gilesnė. Tai mes tada prisiminkim, kaip Monika buvo išrinkta dabar šitai kadencijai, kad rinkimai vyko tol, kol buvo išrinkta Monika. Jeigu manęs atmintis negauna, tai neapgauna, tai iš 3 kartų, 3 kartą vos tam pavyko jai kažkaip prasprūsti. Ir mes matom visoje šitoje istorijoje, nu bent aš matau, aš negaliu čia už visus kalbėti, kaip jinai gerai jaučiasi. Nes kad jinai turi eiti laukti, tai jau pasakė ne tik prezidentas ir premjerė, bet ir ta pati taryba, kurios jos niekaip negali atstatydinti. Ir aš iš tikrųjų niekaip nesuprantu, kodėl dabar taryba, kuri vyko antradienį, baigėsi būtent taip, kaip jinai baigėsi. Jeigu manęs atmintis neapgauna, tai buvo kalbama taip, ir tą sakė tarybos pirmininkas, kad vienas iš klausimų ten tų 20, tai yra, kaip ten jisai vardino, dabar gerai nepasakysiu, bet nepasitikėjimas generalinė direktorė. Ir aš kaip suprantu, šitas klausimas net nebuvo paliestas. Ir negana to, išėjus iš to posėdžio, Monika pareiškė, kad tas posėdis buvo kaip niekada konstruktyvus. Tai aš tada visiškai nebesuprantu, kas ten vyksta ir kokia yra galimybė ją patraukti iš tų pareigų. Nes vienintelė struktūra, kuri galėtų ją priversti atsistatydinti, tai yra taryba. Čia reikia tą labai aiškiai suprasti, kad nėra jokio kito organo. Čia gali Jungtinės tautos sakyti, kad jinai negali eiti šitų pareigų, tai jos niekaip neįpareigoja iš tų pareigų išeiti. Tai man tokia gal, sakykime, nemalonis staigmena buvo, kad taryba iš viso to klausimo nesvarstė. Jie bandė eiti kitų kelių, tai atsistatydinti visi, bet žinant, kad taryboje bent 3 yra 100% Monikos šalininkai, tai šitas variantas buvo iš karto pasmerktas žlugti. Ir dabar jūs pasižiūrėkit, kas vyksta toliau. Šita tema visai patraukta į šoną, bent nuo antradienio niekas nenagrinėja jokiam pjūvyje. Ir negana to, tie mūsų, aš dabar nenoriu Vilijampoliai įprastų žodžių vartot, bet tie europarlamentarai mūsų, bent didžioji jų dalis, ten tokius dabar vėjus kalba apie Lietuvą ir žodžio laisvę Lietuvoje, kad nugėda klausyti. Tai vienintelis turbūt Veryga, kuris vakar labai ar tiesą sakė, kad liktai Andriukaitis ten gražiai pasakinėjo. Bet aš Andriukaičio pasisakymo nemačiau. Tai Veryga labai gražiai ten per 1,5 ar 2 minutės viską sustatė į vietas. Nežiūrint į to, šiandien buvo ta priimta rezoliucija Europos tarybos, aišku, jinai yra vėjas ir oras. Ten jinai nieko neįpareigoja nieko. Bet mes vėl eilinį kartą Europoje savo parlamentarų dėka skambam kaip kažkokia klounų šalis. Tai aš tikrai šiai dienai nematau varianto, kaip būtų galima tą Moniką iškrapštyti iš tos pareigybės. Negana to, šią savaitę Kauno diena, jeigu matėt ir po to, man atrodo, Klaipėdos kažkoks dienraštis parašė apie tai, kokius užsakymus daro iš mūsų biudžeto pinigų, tai yra iš mūsų visų pinigų LRT. Vaisius, daržovius, kaljanus užsakinėja, pobūvius kažkokius kavinėse savo darbuotojams. Nu, man tai čia į galvą netelpa. Dabar, pavyzdžiui, tie palaikantis Monika aiškina, kad visi tie jos padaryti nusikaltimai, aš nebijau šito žodžio pasakyti, nes tai yra nusikaltimai, ką auditas nusprendė
ir ką rado tenai, tai jie sako, čia pagal įstatymus viskas vyksta, čia niekas nieko nepažeidė. Tai vat, nežinau, kaip čia toliau viskas vyks, dabar sekantis tarybos posėdis yra berods vasario vidury, bet šitas klausimas yra padėtas į šoną, o LRT tų visų pataisų klausimas įstatyminių, tai turbūt nukeltas į pavasario sesiją. Tai Monika ramiai toliau ima savo 14 000 eurų į mėnesį be premijų ir juokiasi iš mūsų visų, kaip ir visa jos ta šutvė. Tai va tiek mano pastebėta. Talin rankas. Nu, sunku ką ir pasakyti, ne? Nu, tai Gintaras Dar vienas viską kaip ir burbulas. pasakė, iš tikrųjų. Čia dar kažką tai sakyti, tai tik tai pasikartoti būtų galima. Tik tai Gintarai, tu, kai kalbėjai apie tai, kad koks dar būtų kitas mechanizmas, kaip aš atstatydinti, patraukti iš pareigų generalinę dabartinę tą direktorę. Tai kodėl, pavyzdžiui, prokuratūra tyli? Gal jinai galėtų kokį taip... Tapinas neparašė laiško. Nu, tarp kitko, tu užsiminėjai, kaljanai, ten kažkokie vaisiai ir taip toliau. Čia mes kiekvieną dieną vis girdim, krepšinio treneriui, Lietuvos krepšinio rinktinės buvusiam treneriui Antanui Sereikai, čekiukų byloje vėl pareikšti įtarimai. Čia kiekvieną dieną prokuratūra vis, kaip sakyt, nudžiugina tautą tokiais pranešimais apie pradėtus ikiteisminius tyrimus. Tai trūksta, matyt, kaip sakoma, politinės valios, jeigu jos netrūktų, tai galėtų pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas gi nereiškia, kad žmogus yra pripažįstamas kaltu. Bet, prisimenant kitus parlamento narius, kuriems pareikšti buvo įtarimai, sakykime, buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, iš kartogi politikai sukyla ir sustabdykit, suspenduokit savo narystę, ten politiniai veikloje, politiniai partijoje, ten užimamose pareigose, kol vyksta tyrimas, ir bendros politiko arba politikui prilygintino asmens bendri elgesio standartai reikalauja tą daryti. Tai aš manau, jeigu prokuratūra dabar remdamasi tomis pačiomis valstybės kontrolės išvadomis pradėtų tokį ikiteisminį tyrimą, tai galbūt, Gintaras juokiasi, pradėtų ikiteisminį tyrimą. Aš tavęs pasilgau, Alvi. Per tuos 2 mėnesius aš tavęs labai pasilgau, Alvi. Tai tu klausi Gintarai apie tai, kokie variantai būtų ją patraukti. Kodėl taryba nesvarstė? Tai jau kodėl taryba nesvarstė? Tai akivaizdu, kodėl nesvarstė. Tai įsivaizduokim, dabar taryba balsuoja ir taryba palieka generalinę direktorę toliau pareigose. Tai ką tai reiškia? Reiškia, taryba išreiškia pasitikėjimą, viskas. Aš buvau Kanadoje pas savo pusbrolį ir jisai labai blogai kalbėjo lietuviškai. Ir ten mes svarstėm galimybę apie kokia yra tikimybė, kad ten įvyks toks vienas dalykas. Tai jisai, mano pusbrolis toks Algis sakė šitai. Žinai, tikimybė yra tokia pati, kaip iš dangaus elefantas į mūsų basementą nukris. Tai aš tą suprantu, Gintarai, bet mes turėtų būti arba kaip galėtų būti normalioje valstybėje. Mesgi kalbam apie tai, kaip turėtų būti arba kaip galėtų būti, jeigu tai mes gyventumėm normalioje valstybėje. Tai mes apie tai diskutuojam, keliam klausimą, kodėl tai nevyksta, kokios tai yra priežastys. Tai kitaip tai nėra apie ką kalbėti, tai susirengam žaislus, uždarom čia tą kontorą ir skirstame. Tai žiūrėk, tu dabar užsiminėjai mano labai gerbiamą Antaną Sireiką, apie Antaną Sireiką, kuris dabar vienas čia per visus telikus buvo ištriubintas, kad jam čia ikiteisminis pradėtas ir taip toliau. Tai jūs pažiūrėkit, ko paskutinius 3 metus užsiminėja prokuratūra. Mane tai juokas ima, mane tikrai ima juokas, aš žinau, kad aš prisikalbėsiu, bet dabar Sireikai už 4 metų veiklą priskaičiavo 3 000 eurų ten žalos, ne? Tuo tarpu Gintarė Skaistė beros 14 000 grinais pinigais įnešė į sąskaitą ir čiao kakao. Simonas Kairys dabar čia mūsų, man labai patinka, kai liberalų partijos žmonės, teistos partijos, mus visus mokina kaip gyventi. Tai Simonas Kairys vienas iš tų, kuris į savo kiaulės akis įsistatęs į savo tuščią kostiumą, iš vis niekam nieko neatidavė. Jam nieko nėra padaryta. Niekas jam nei vieno žodžio nepasako. Nusikaltimas yra, nieko nėra.
Ta pati Kapčiamiesčio, kur rajone yra merė, Skvernelio žmogus, ne? 43 skirtingos kortelės, už kurias pirktas kuras.